Sveiki visi. Šiame video noriu parodyti jums savo frezavimo stalą. Kaip aš jį jau pavadinau 5 minučių stalas. Patį stalą padariau iš fanieros. Jisai yra metras PM1 ant 50 cm grubiai. Tai va tokio dydžio man pilnai užtenka darbams atlikti. Tai visų pirma, tai kokia yra jo konstrukcija. Tai yra viskas padaryta maksimaliai paprastai. Naršiau internete, tai panašių principų būdavo montuojamas šitas frezeris ir į originalų Festool stalą. Dabar jau kiek žinau, jie yra išimti iš prekybos, jų nebeįmanoma nusipirkti. Aš žinau, kad internete galima rasti ir parsisiųsti pačių įvairiausių brėžinių, kaip pasidaryti kokį nors frezavimo stalą. Va, tai mano užduotis buvo pasigaminti tokį stalą, kurį galėčiau po pažasčia čiupt ir į statybos vietą. Va, kad man jisai neužimtų daug vietos, todėl kad autobusas yra neguminis. Tai va šitą va visą konstrukciją, aišku, be frezerio, aš labai lengvai sutalpinsiu pas save į autobusą, žodžiu, jisai neužims vietos. Ir tada, kada prireiks, tada aš visada turėsiu palei ranką savo frezavimo staliuką. Va, į stalą yra sumontuotas mano naujasis frezeris OFF 2200 EB, pats galingiausias frezeris Festool. Pagrindinės užduotis, kurias aš atlieku, tai aišku, aš frezuoju daugiausiai visokių ruošinių iš rankos ir kur kas rečiau man yra reikalingas stalas, bet kada jo reikia, tai jo reikia. Kadangi pačiam frezerio korpuse yra dvi vietos užsriektos, kur galima įsukti 6 mm skersmens varžtelius, tai va jisai fiksuojasi ant varžtelių ir plus papildomai aš dar nupirkau va tokius užspaudėjus, ėmiau brangesnius, kaip papildoma fiksacija. Tai du vienetai. Vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės. Va, tai konstrukcija yra labai paprasta. Jau jinai yra išbandyta, todėl galiu pilnai tvirtinti, kad jinai yra veikianti. Va, ir matot, yra filinginė freza. Tai būtent kam aš naudosiu filinginę frezą, tai kol kas neatskleisiu. Vėliau, kada atliksiu darbą, tada pasidalinsiu savo YouTube kanale. O dabar noriu tik tai pademonstruoti. Tarp kitko, čia bendras frezos ilgis yra 9 cm. Tai pati tokia jau didžiausia, kokią aš radau. Tai va, tai aš frezuosiu va tokio maždaug matmens bus detalių frezuojama su šita freza. Ir dabar noriu parodyti, kaip visa šita konstrukcija veikia. Tai aišku, pats staliukas tai yra ant ožių padėta. Va, patys paprasčiausi ožiai. Viskas yra pakankamai stabilu. Tikrai niekas nejuda, niekas nekliba. Va, tai kągi, turbūt prie darbo. Tarp kitko, mediena bus naudojama paprasta tiesiog mediena. Ne kažkokia tai plokštė ten kalibruota, klijuota ir panašiai, bet bus masyvo mediena naudota. Todėl vat, šitą valentą ir paėmiau kaip pavyzdį jums parodyti.
O tai kaip matot, vienu praėjimu praktiškai. Antrą kartą praėjau, kad pralygint, nes jaučiau, kad ranka susviravo. Baigtumas yra va toksai. Tai bus lauko apdailos elementai. Va, tai kažkiek tai gal ir šlifuosis. Viskas priklausys, kaip gerai pavyks nufrezuoti būtent per vieną kartą, vienu praėjimu. Va. Mane tai puikiai tenkina. Žodžiu, baigtumas yra pakankamai geras. Žodžiu, aš manau, kad įrankis, šita mano paprasta kombinacija labai gerai pasiteisina. Va, dar kartą galiu parodyti, kaip visą tai atrodo. Frezeris laikosi labai stabiliai. Iš viso niekas nekliba, niekas nevyksta. Tai va, tai turbūt tiek reikalų. Pasidalinkite komentaruose, kokius stalus jūs naudojate. Žodžiu, mano kombinacija yra tokia, mane tenkina, turbūt pasikartojau. Bet žodžiu, lauksiu komentarų, kokius stalus jūs naudojat, kaip frezuojat, ką frezuojat ir panašiai. Frezerio techninės specifikacijas galite rasti aprašyme nuorodoje. Taip pat prenumeruokit naujienlaiškį iš Festool. Visos akcijos, atrakcijos tenais. Spauskit laikus ir iki kitų video.